Sveiki. Šį video noriu skirti visiems žmonėms, kuriems yra sudėtinga susitvarkyti su jų minčių srautais. Iš tikrųjų, čia turbūt didžioji dauguma visos žmonijos negali to sutvarkyti, bet kad galėtų susitvarkyti su tais srautais galvoje, iš pradžių reikia suprasti, kas per procesai vyksta tose galvose ir kas ten per balsai. Tai galvoje vyksta dviejų tipų balsai. Pirmas balsas, tai atstovaujantis vyrišką pradą, tai yra kritikas. Tai yra tas balsas, kuris jūs nuolatos kritikuoja. Arba jūs kritikuoja, arba jūs verčia kitus kritikuoti. Reiškia, tai yra balsas, kuris, jo net skambėjimas yra kritiškas, jis nemalonus balsas, jis toks pagiežingas, jis toks, bet tas balsas skamba jūsų balsu, ne kažkokio aktoriaus, ne kažkokio ten dar veikėjo, bet tai yra grinai jūsų balsas, jisai kalba jums pagiežingų balsų. Ir yra kitas balsas, tai yra gundytojos balsas, tai yra moteriškas pradas, tai yra tas balsas, kuris jūs gundo daryti visokiausias nuodėmytes, blogybėlės ir taip toliau. Reiškia, tai yra balsas, kuris bando jūs išvesti iš jūsų tiesos kelio, visokius shortcutus siūlo, na žodžiu, tas balsas, kuris saldžiai liežuviauja ir jūs nuolatos gundo. Taip yra gėlį suvalgyti, tai vyno taurelį išgerti, tai ten dar kokį nors cigaretę parūkyti. Žodžiu, tai yra balsas gundytojas ir tai yra moteriškas pradas. Ir mes taip dažnai girdim tos balsus, kad mums atrodo, kad tas balsas ir esame mes. Mes susitapatiname su tais balsais ir sakom, kad čia aš blogas, aš čia viską, arba tas kaltas, ta negerai ten daro. Nes mes patikim, kad tas balsas, tas kritikas yra tiesa. Jis nuolatos skamba mūsų galvoje. Bet reikia atsiminti vieną labai svarbų dalyką. Kad šitas kritikas ir gundytoja niekada nesako tiesos. Niekada nei kritikas, nei gundytoja nesako tiesos. Tad jeigu jūsų balsas yra kritikuojantis, pagiežingas, bandantis jūs įtikinti visokiais būdais, kad gyvenimas yra blogas, kad viskas čia yra neteisinga ir tamsu ir pilka, tai yra melas. Tam tikra prasme galima įtikinti save, kad tai yra tiesa, nes jis labai gerai tas balsas įtikina, žiūrėk ir tą darėjai, tau nesigavo, tu netikęs, tu nevykęs. Bet, kadangi yra visatoje viskas turi du polius, reiškia, bet koks aspektas, jisai turi du polius. Reiškia, kiekvienas aspektas turi savo priešingybę. Dienos priešingybė yra naktis, šalčio priešingybė yra šiluma, meilės priešingybė yra neapykanta, drąsos priešingybė yra baimė. Reiškia, viskas turi du polius. Vyras, moteris, žodžiu, yin ir yang, visur yra du poliai. Tai šitie du aspektai, kritiko ir gundytojos, balsų, kuriuos mes turime galvoje, nuolatos klausome, jie turi irgi polariškumą, jie irgi turi du polius. Tik tais tos kitos pusės mes realiai nelabai girdim ir matom dėl to, kad tas balsas yra netoks įtikinamas, jis yra tylesnis, jis yra lengvesnis, jis yra uždominuotas. Pas daugelį jis yra uždominuotas to kritiko ir gundytojos. Nes, jūs žinot, kada kažkas tai įtikinamai kritikuoja, dar su tokia intonacija gerai parinkta, kaip gali to netikėti. Arba kada gundytojas saldžiai liežuviauja, taip įtikinamai saldžiai ten viską supasakoja, kad imi ir nusiperki ten tą bandelę ar batoną ar vyno butelį. Žodžiu, ta gundytoja nelabai moka įtikinėti. Tai, kad pamatyti tą priešingą, tą kitą poliaus pusę, mes turime pereiti į stebėtojo poziciją. Ir jeigu jūs domitės saviugda ar meditacijom, jūs tikrai esate girdėję, kad svarbu yra būti stebėtoju. Reiškia, mes išeiname į stebėtojo poziciją ir stebime savo mintis. Tai yra realiai visų meditacijų bazė. Stebėti savo mintis. Bet vien stebėti neužtenka. Vis tiek ten tas kritikas. Jisai kritikuoja, ta gundytoja, jinai gundo, dar plus eina tas toksai srautas, tų tokių, kaip sakyt, minčių šiukšlių, kurios iš vis, bereikšmės. Bet mes šiandien koncentruojam dėmesį į kritiką ir į gundytoją. Tai kada mes esame stebėtojo pozicijoje ir stebime. Kritikas kritikuoja mano gyvenimą, arba kitų žmonių elgesį, arba valdžią kritikuoja, bet ką, kritikuoja. Mes iš stebėtojo pozicijos matome, kad kritikas kritikuoja. Tai priešingoje kritiko pusėje, pavadinkim tą pusę kūrėjų arba tėvų,
kuris mus čia į šitą tikrovę patalpino, mus čia sukūrė, bet kūrėjas yra meilė ir šviesa, to reikia nepamiršti. Reiškia, mes kreipiamės į kūrėją, į tėvą, jo rūpestį ir klausim jo, kaip tu manai, kokia tiesa yra iš tikrųjų. Neklausant kritiko, bet klausant tavęs, aš kreipiuosi tave į tėvą, į šviesą, į kūrėją, kokia tavo nuomonė šito klausimu. Ir kūrėjas atsakys. Jo balsas bus kitoks, jis nebus pagiežingas, jis nebus įtaigus, jis bus gražus, lengvas, ramus balsas, be jokių ten pompastikų. Lygiai taip pat su gundytoja, kada gundytoja sako, vieną taurelę. Taigi mes tik vieną taurelę išgeriam ir viskas. Ok, gundytoja gundo, aš kaip stebėtojas stebiu. Gerai, aš girdžiu tą saldų liežuvėlį, kad jisai paplonintas, kaip toj pasakoje vilko, kur kalvis ten jam liežuvį kalė, kad ožiukus jisai galėtų įtikinti, kad jam duris atidarytų. Reiškia, kad įtikint plastą netgi vilkas naudoja tam tikras priemonės, kad jam paplonintų tą liežuvį, kad jis toks būtų įtikinamesnis tas balsas. Tai kada gundytoja gundo, mes vėl iš stebėtojo pozicijos neutralios. Mes tik stebim. Ok, gundytoja siūlo dar vynelio taurelę išgerti. Ir tada mes kreipiamės į gundytojos priešingą polių, irgi moterišką pratą, į visatą, į globojančią mamą, motiną, visatėlę, mamą, motiną, galit kreiptis kaip norit. O kaip tu manai, ar reikalingas man šitas dar viena taurė vyno, ar alaus butelis, ar cigarečių pakelis, ar tortas, desertas prieš miegą, ar reikalinga tai man, ar ne? Ir ta visatėlė, arba motina, mama, jinai irgi jums atsakys. Bet ten nebus saldžia liežuviavimo, ten irgi bus paprastas, ramus, mylintis tonas, kurio užduotis yra, kad mes paaugtumėm, kad mes kažko išmoktumėm, kad mes kažką tai pasiektumėm. Lygiai taip pat kaip ir kūrėjo tėvo, taip pat ir visatos motinos, jų užduotis yra mus kelti virš, mums duoti kažkokią tai naudą. Bet kadangi jie nėra tokie įtaigus, kaip kritikas ir gundytoja, mes dažniausiai pasirinkam tą kairį variantą. Tad jeigu jūs pradėsite praktikuoti, tiesiog stebėti balsą, kuris vyksta jūsų galvoje, kada įvyksta kritika, ok, aš atpažinau, kad kritikas kritikuoja. Aš kreipiuosi į tėvą kūrėją, o kaip tu manai? Ir jis atsakys. Kada gundytoja gundo ir sako, dar vynelio, dar cigarečių, dar ten, nežinau, kokiu nors irgi shortcutų, jūs kreipiatės į motiną visatą, visatėlę, mamą, o kaip tu manai? Ir jinai jums irgi atsakys. Be jokio saldžio liežuviavimo, be jokio pataikavimo, tiesiog pasakys, ar tai naudinga man, ar ne. Ir tada jau yra jūsų laisva valia, ką jūs pasirinksite. Dėl to, kad mes gyvename tokioje visatoje, kur galioja laisvos valios dėsnis. Visatėlę, visą savo gyvenimą kūrime mes patys pagal savo pasirinkimus. Bet jeigu mes nuolatos tikime kritiku, kuris kritikuoja mus arba aplinkinius, ir mes patikim, kad tai yra tiesa, mūsų gyvenimas visiškai atspindi tai, ką tas kritikas kritikuoja. Lygiai taip pat su gundytoja. Jeigu mes klausom jos pagundų ir siūlymų visų shortcutų, ką, kur, kaip daryt, mes tą ir turime. Bet jeigu mes pasirinksime tą kitą polių, kuris yra užspaustas į kampą, nors karts nuo karto jisai bando prasiveršti, netgi tam sraute minčių, tų negatyvių minčių, tų kritikos minčių, tas besirūpintis tėvas, jisai bando pasakyti, kad ne, viskas tam yra gerai, tu esi tobulas, tu esi nuostabus, tu esi mylintis, tu esi rūpestingas, tu esi... Tėvas visą laiką tai pasakys, nes jo toks darbas rūpintis ir mylėti. Tad užduotis yra pasirinkti, ar mes renkamės kritiką ir gundytoją, ar mes renkamės mylinti kūrėją, tėvą ir besirūpinančią motiną visatą. Viskas priklauso tik nuo jūsų pasirinkimo. Tad tikiuosi mane išgirdot, čia tokia gal nėra labai sudėtinga praktika, bet jeigu jūs ją taikysite, pamatysite, kiek daug tos kritikos galima pakeisti į tai, ką pats kūrėjas arba pati visata mums paruošus. Ir tiesiog reikia priimti ir pasirinkti teisingai. Tad ačiū visiems už dėmesį ir iki kitų kartų.